Tai labą dieną. Pagaliau rimtas tikras pavasaris pas mus jau. Aš jau viskas įsitraukiau kepurytę nuo saulės. Pakeičiau savo žieminę kepurę į va tokią. Ir tai pabandykit atspėti, nuo kokio darbo mesgi šiandien pradedam viską. Aišku, kad reikia parsivesti arklius. Tai aš titnagą jau parvedžiau. Dabar einu pasiimt Baltiją. Tai nes visgi šiandien eisiu dirbti su Baltija ir titnagu laisvai. Dėl naujo arkliuko, kaip sakiau praeitą kartą, dar truputėlį reiks palaukti. Dar biškelį mes tam reikalai, kiti reikalai, bet nieko tokio, jis vis tiek atvažiuos, tai mes jo vis tiek labai laukiam, kada jisai galės jau grįžti namo. Bet šį kartą aš, kaip sakoma, vis tiek turiu ką veikti. Tai šį kartą eisiu dirbti su Baltija ir titnagu. Va, girdit. Labai nori namo, nes titnagas jau parėjo ir jinai liko viena ir dabar labai verkia. Jo, gerai, einu parsivesti. Viskas, pagrėbiau savo verksnę, pačią didžiausią. Murzė visa, nes gyvena dabar jau be gūnių, nes šilta ir naktį pliusas. Tai viskas jiem yra labai gerai, kailiuką dar turi, tai šilta jiem laukia. Tai einu va, pirmą nusišukuosiu vieną, tada nusišukuosiu kitą ir eisim dirbti. Nu tai va, manęs vos neaptaškė. Tai darbelis, eit šukuotis arklius, nes murzė jie. Visiškai. Tytniau, aš tave palikau 2 minutėm ir tu vėl jau įsivoliojai. Mano darbas per nieko. Nu tai ką? Patarimas. Norint grįžti anksčiau namo, reikia įdirbti iškart su kuo daugiau arklių. Tai šiandien taip ir padarysiu. Šiandien aš iš karto dirbsiu ir su Baltija, ir su titnagu. Ne kažkokį per daug tą fizinio jam darbo bus. Reiks biškį prasibėgti, bet labiau protinio, kad labiau stiprinti ryšį, kad jie dirbtų komandai. Tai taip ir padarysim. Ir biškelį atskirai pabandysiu dar su jais padirbti. Tai jo, žino, kad aš turiu skaniukų. Tai man rankas vos nenukandai. Ačiū titniau. Tai va. Tai nuo ko pradedam? Tai kaip ir sakiau. Pirmiausia, pradedam nuo prasibėgimo paprasčiausia. Imu didįjį botagėlį ir truputėlį prasijudinti. Nu ką, judam? Eigi, titniau. Keistuolis. Dar yra viena kita bala, bet nebedaug. reikėtų biškai prasilyginti, tai tada balos biškai judina ir vanduo taip nestovi. Nes
Dabar laisvai gali išdžiūti viskas. Nu ką, viskas, šaunuoliai jūs. Jo, kad pralygint reikėtų, nes kai kur biškelį nelygų ir jiem eit nelabai gal kažką tai. Va, visiškai atsipalaidavę arkliai. Vienas prunkštauja. Valtį irgi o, titnagas labai atsipalaidavęs. Tai šiandien, kaip ir sakiau, yra darbas dirbti laisvėj, tą vadinamą Liberty komandoj su arkliais. Tai Baltija ir titnagas yra mano vienintelė ir pagrindiniai ir vieninteliai yra komandos nariai. Ir labai abejoju, ar kažką čia daugiau aš prie jų galėsiu įtraukti. Vien dėl to, nes jie yra labai gerai susibendravę. Jie yra įsiaiškinę savo santykius ir dažniausiai tai Baltija yra tas didesnis vadas. Va ir dabar matosi, kad jinai... Jo, ir tada titnagas nubėga. Šaunuolis. Geras. Tai va. Tai kaip mes ir dirbs su jais komandai. Tai pagal mane, aišku, svarbiausia, kad tie arkliai šiaip vienas kitą gerai pažinotų. Tai nereiškia, kad jie susitinka tik tai darbo aikšteliai. Reikia, kad jie kartu ir gyventų. Tai Baltija su titnagu jie kartu ir gyvena, vienas kitą labai gerai pažįsta. Tai dėl šito problemų nėra. Dėl to mums yra daug lengviau su jais kartu dirbti. Tai kadangi Baltija yra kumelė, o titnagas yra eržilas, čia yra biškelį toksai keistesnis duetas. Nes, gal retai galima būtų pamatyti, kad eržilas kartu laisvai dirbtų su kumele. Bent jau aš nesu mačius. Dažniausiai, kas dirba tą visą Liberty, darosi komandas, tai būna arba kastratai, arba kumelės. Arba kastratai su kumelė. Nes eržilai vis tiek jie, kaip sakoma, kadangi nekastruoti, tai vis tiek yra gamta. Tai biškelį gal su jais būna sudėtingiau dirbti, bet pas mus titnagas, jisai labai geras eržilas, nerealus jisai. Nežinau, gal net kito eržilo, gal net negalėčiau labai su Baltija sudėti, pagal tą visą protą, kaip kad jisai būtų jeigu dirba, jisai dirba, o ne daro kažkokias, kaip sakoma, nesąmonės. Tai jeigu aš prašau dirbti, jisai dirbs. O jeigu yra pieva, jie yra atskirai, gali imti laisviausiai ir daryti, ką jie tenais nori. Titnagas pradeda jau. Tau nuobodu vaikščia, taip. Bet reikia prasijudint biškį. Ačiū. Šaunuolis. Koks tu geras. Gerai. Titnagui manęs nereikia, jisai jau ką išmokęs yra, tai jau išmokęs. Taip. Tai dabar, kadangi titnago šou. Dabar, kadangi eisiu dirbti kartu ir su vienu, ir su kitu, tai mes labai pradedam nuo paprastų dalykų. Tai tiesiog ėjimo ratu aplink mane, mažesnių ratų, nedidelių, nes dabar jie prasivaikščiojo, aš prasiprašiau, kad eitų didesnių ratų, nes jiems reikėjo prasijudinti. Nieko ten nėra. O kadangi jie biškai prasijudinę, tai dabar mes pasiprašysim, kad jie eitų mažesnių ratų ir mes biškelį prasiriščiuosim. Ir tada taip pat, kaip ir dariau su titnagu, atsistosiu ant padangos ir irgi jie prasiriščiuos. Dar kai dviesi, jie dar atsisės, dar biškelį gal mums trūksta to.
dar nėra gal visiškai man jauku, tai, bet nieko tokio. Tai pirmiausia, va taip mes prasižaisim, prisiminsim triukus, nu tai Titnagas beveik viską rodo, ką jisai žino. Su Baltija prisiminsim triukus. Aš ne veltui įsidėjau šalmą. Eisiu jot Baltiją be kamanų ir be balno. Nesudominta jinai visą. Tai biškelį irgi jai priminsiu, ką reiškia yra jojimas be kamanų. Nu, be balno tai kaip be balno, bet be kamanų tai aišku, čia nėra daug vietos, bet prisimint, prasijudint tikrai užteks. Kadangi, kai dirbu su daugiau negu vienu arkliu, kai su vienu dirbi, tu visą dėmesį atiduodi jam ir žiūri visą laiką į jį. Jį, kaip sakoma, jeigu reikia patvarkai tik tai vieną, o jau kai yra dviese, tai nu, jis turi jau ir vieną žiūrėti, ir kitą žiūrėti. Ir tada jie turi būti biškelį savarankiški. Tai pavyzdžiui, Baltija, tai jinai yra labai yra gerai, nes jinai yra gerai šiaip ganėtinai atidirbta visuose šituose ratukuose. Ir kaip tik pradėjo mokintis komandai dirbti su Titnagu, kad kartu, tai aš Baltiją galėdavau nusiųsti vieną bėgti ratu ir aš galėdavau koncentruotis į Titnagą, nes jam labai reikia. Netgi ir dabar, jeigu matėt, jisai labai galvą atsukęs į mane ir jisai stebi visą laiką mane. Tai nu, jam labai reikia to konkretumo, ar jisai viską gerai daro ir tikrai kartais yra sudėtinga pasiprašyti, kad jisai konkrečiai kažką darytų. Pabandysim prisiminti senus gerus laikus. Neatsimenu, kada paskutinį kartą jojau Baltiją be kamanų ir be balno. Bet ne tame problema. Užšokt nemoku. Mokėčiau, jeigu jinai būtų mažesnė, bet jinai yra gan didelė ir dėja mano kojytės ne tam skirtos. Šiaip Baltiją esu įsimokydus prisiparkavimą. Tai visai šiaip yra geras dalykas. Va pavyzdžiui. Kada, matot, prisiparkavo beveik arklys. Nu, čia dabar koja makaluojasi, bet ne tam esmė. Man užpakalio reikia. Va. Čia šaunuolė. Va, ir prisiparkavo, o tu nelysk. Viskas, šoku. Labai smagu, yra labai geri šitie, kaip čia pasakyti, labai geri, geros komandos. Nes turiuomenį, kad šiaip yra labai naudinga išmokyti arklį, kad jisai prisiparkuotų prie laiptelių, blokelio va kažkokio ir panašiai. Tai tokius dalykus tikrai galima lengvai išsimokyti arklį ir jie yra labai naudingi.
Šiandien mes taip prasijudinom. Linksmai, nieko čia, kaip sako, nereikia. Biškelėje prisimenė, ką reiškia dirbti komandai, nes gal paskutinį kartą kažkada žiemą dirbom tik tai. Tai prasijojau Baltiją. Titnagą irgi biškelį pamokinom, priminėm seną, naują elementą, kad dar reikia. Pavyzdžiui, aš būnant Baltijos, biškelį jam sudėtinga yra dar, klausyti manęs. Tai šitą reikės mums kažkaip tai įsispręsti, kažkaip aš bandysiu ieškoti būdų, kaip čia būtų galima padaryti. Bet jis va po vieną ratą gali apeiti dar, ten, kaip sakoma, tai viskas yra gerai. Tai mes su juo po truputėlį niekur neskubam. Taip. Nes realiai dar net metų nesimokina Liberty, tai yra, taip, pučiniukas mėgi, tu mano pučiniukas. Tai va, tai su šitais dviem taip, eik, Baltija, gibiškiai ekraną. Ne, jinai didesnė, tai jinai už Titnagą liko. Tai va, tai eina duot košės jiem abiem. Taip, norit košės? Noriu. Ir paleisiu į lauką, nes dabar yra, dar tik tai 1:30. Tai oras nuostabus, tai jie nieko beveik nesušilo. Tai nereikia čia tų gūnių nuo prakaitinių, tai einu, paduodu košę ir išleisiu aš juos į lauką, kad jie dar galėtų pievą biškelį prasibėti. O paskui teks vakarė jos vėl parsivesti į jų mažą levadytę. Taip. Tai Baltija išėjo, vis nebėra Baltijos. Tai ačiū, kad buvot kartu ir nepamirškit paspaust like ant video, parašyt komentarą ir susitiksim kitą kartą. Iki.